Sveiki visi, sveikiname su jumis iš Vilniaus Sportland ir čia yra olimpinio ciklo podcastas Sportland ir šalia manęs sėdi ponas Deividas Matsonkų. Sveiki. Plojimai. Ne, taip veikia, Ir bet, ja. kitas šone sėdintis žmogus yra, kuris keliaus į olimpinės žaidynės, jau ne pirmas. Tiesa, ne kaip atletas, o kaip pats kiečiausias fotografas. Vytautas Dranginis, ponai ir ponios. Labas, Vytai. Labas rytas, džentelmenai. O tu, ponaitį, dar jaudinės prieš tokias išvykas į tokius rimtus eventus? Ne, bet galbūt taip praplečiant, aš visą laiką, ar tai būtų olimpinės žaidynės ar kitas didesnis renginys, aš mėgstu per daug, anksti nepradėti apie tai galvoti. Ten bus krūva reikalų, ten galėsim ir jaudintis, o iki olimpinių žaidynių dar beveik 2 savaitės, tai dar laiko su šeima praleisti, su draugais reikia, dabar yra pasiruošimo metas, poilsio metas. O Vytai, kaip tu oficialiai vadiniesi? Nu, kas ant akreditacijos parašyta? Mes vadinam, tai main fotografas, viskas kaip, bet kaip oficialiai, kas tu esi? Taip, bet oficialiai aš esu Lietuvos rinktinės delegacijos narys, taip pačiai kaip ir būtų bet kuris kitas žmogus, ar tai iš olimpinio komiteto vadovybės, ar panašiai. Tiesiog mano akreditacijos tipas nusako mane kaip EP, tai yra photographer. O tai EP tai vos VIP. Geras klausimas, kas yra nežinau, nei kartą neįsiaiškinau, bet EP, tai EP photographer. O gerai, kiek yra kieta akreditacija, kur tu gali iš vis eiti, kaip vyksta tavo pralaidumas pro teritorijas? Tai akreditacija yra pats kiečiausias dalykas, be jo negali nieko, mes akreditaciją dažniausiai kabinam prie durų išėjimo iš kambario, kad tai yra paskutinis dalykas, kurio nepamirštum, darydamas duris ir pasiimtum, o mūsų tokias, vadinkime, galės nusako po to mūsų liemenė. Tai mes turime liemenę, šiuo atveju mano tai yra tokia plačiausia, kur daugiausiai yra tokių kaip aš. Pavadinkim, tai esi kiečiausias, bet Ne. Plačiausia, daugiausiai yra tokių labiausiai kaip aš. paplitusi. Bet tada yra, pavyzdžiui, pool photographer. Tai pool, kada patenka jau į vidurį trasos kažkokios, galbūt jeigu yra lengvosios maniežas, tai pool photographer fotografuoja iš vidaus jau, tu gali. Tai tarkim, Mykolo metimą galėtum iš pirmos mens perspektyvos. Tai ten jau nieks negali fotografuoti, ten ant remautų kameros sustatytas būna, bet tai esmė tame, kad kartais į kai kurios sportus mes turime pasikeisti liemenės ir kartais susiregistruoti, kartais gyvailė yra ir tu savo palieki, gauni tavo kitą, jeigu ten yra suskaičiuota, ten gali būti ten 15 fotografų. Ir jeigu tu kažkaip patenki tuos 15, gauni tą kitą liemenę ir jau gali patekti arčiau. Tai yra skirtumų ir mes tikrai ne visur galim. Aš dar, kad norėjau paklausti, o kaip tu atsidūrė Lietuvos rinktinė? Ar tu jau esi tas defaultinis fotografas, kur jau visą laiką tave vežasi ir tiesiog atsiunčia tau datas, kad Vytai, žiūrėk, čia tokios olimpinės nusimato, važiuosės vasarą. Tai kaip, ar yra kažkokia konkurencija fotografų, ar nežinau, ar galėtų kitas pasakyti, kad aš geresnis ir aš noriu varyti, ar čia jau yra toks, nežinau, tu užsitarnavai tą vietą, kur default, kaip Jozukas su krepšinio rinktinė važiuoja, tai taip tu fotkint olimpiečių varai. Tai toks labai, labai rimtas galbūt klausimas, kuris reikalautų atskiro podcast'o. Tai po olimpinių tada šitą galės. Manau, kad visų pirma žmogus, ar tai būtų fotografas, ar kitos rolės media atstovas. Olimpinės žaidynės nėra toks paprastas darbinis renginys. Galim sutikti čia, ne? Ten turi pamiršti šiek tiek apie save, apie principus savo, ten yra begalė, nuovargio, begalė atsakomybės, begalė kitų tokių sudedamųjų dalių, kur tik būdamas geru fotografu, kuris vizualiai daro gerą turinį, to tikrai nepakanka. Ir aš su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu ir su L-teamu reiktų paskaičiuoti, tai mano pirmosios žaidynės, bet ne olimpinės, o dar Europos žaidynės buvo Azerbaidžane, Baku 2015 metais. Tai 10-metis, dekada, galima skaičiuoti nuo pirmųjų. Ir aš pradėjau nuo visų bėgimų, tiesiog grįžęs į Lietuvą iš Londono ir taip pamažu iki visų olimpinių renginių, kaip tiesiog fotografas. Ir tiesiog tada pastebėjo Hebra mane, kad
kažkoks... Tai kaip sakant, respektą reikėjo užtarnaus respektą, Jo, dabar jo. jo reikia nesugadinti, kaip sakant, ne? Nes jeigu sugadintum, gali būti, kad ieškot kitų fotografų tokiu atveju. O kaip vyksta visas pasiruošimas, nes sakai, kad dabar bus pasiruošimo dalis, tai kas tas yra pasiruošimas, nežinau, lokacijas, pasižiūrėti žemėlapį, susižiūrėti, iš viso, kas ten yra? Tai va tokie du dalykai ir skirčiau. Vienas yra techninis pasiruošimas, kur tvarkingai prasipūsti, prasivalyti kameras. Aš vis tiek labai daug fotografuoju ralio ir autosporto ir mano kameros ne kaip olimpinių fotografų atrodo labai baisiai. Tai aš taip, žinai, pasiruošiu techniką, kažką nusipirki, ko trūksta, mane suportina Sony Europą. Tai ten kai kurios dalykus aš užsisakau iš jų ir tie dalykai jau manęs laukia, šiuo atveju Paryžiui lauks. Tai aš kai kurios technikos savo net nebesivežu. Na ir kitas dalykas jo, tas toks popierinis darbas, kur susižiūrim lokacijas, susižiūrim varžybų tinklelį ir dar pasidarom savaitę prieš išvažiuojant susitikimą su jau Olimpinio komiteto media, kur taip jau šiek tiek daugiau pasidėliosim planą. Bet vėl, žinai, tu gali ruoštis, bet ten viskas kiekvieną dieną va taip. Kažkas laimi, kažkas pralaimi, viskas kiekvieną dieną keičiasi. Realiai tai, ką mes darom čia, tai toks grubus planas, susidėlioti tokį, žinai, Exceliuką galvoj, o ten kiekvieną vakarą mes iš naujo planuojam sekančią dieną. Ir būna kartais... kažkas nepatenka, būna į olimpinės žaidynės. Jo, būna tokias komandas, kažkaip būna, net. Vilti išdūšta. Paminėjai Jozuką, kad olimpinės varo by default, tai biržtai jau nematys olimpinį jau daug metų. Tai žinai, toks liūdnesnis. Visiškai. Tai realiai, pavadinkim, on spot daug dalykų būna, net tu vos ne stebi, nežinau, transliaciją ar ant ryšio su kažkom ir ten vos ne lekiam į X lokaciją, nes ten lipsam pakilos. Mes esame dviese su Kipru Štreimikiu, fotografai, tai taip planuojamės iš vakaro, tu ten, kartais tai planuojamės pagal tai, kuris ten geriau fotografuoja, būtent tą kažkokį sportą. Kartais, jeigu, nežinau, sakykime, ar baidarės, kanojos, ten daug dienų vyksta. Taip. Ir kažkuria diena aš fotografuoju, po to, pasikeiskim. Turėk irgi tų kadrų, aš turėsiu kitų kadrų, visai. O tai nebūna konfliktų, pavyzdžiui, tarkim, būt ar ne, rinktinė krepšinio, tarkim, tarkim, vėlgi viskas yra, tarkim, viskas yra kaip, Čia apie sekančias kalbėjau. Ir patenka, žinai, į finalus, žinai, o jūs esate du fotografai, vienas turėtų fotkint, kaip kas nors šokinėja per kliūtis, o vienas turi varyti finalą fotkint. Nėra taip konfliktinių situacijų, ar čia jau grinai statuso, ateis Vytautas, sakys, kiek jo metų fotkinė, kiek metų fotkinė? 3? Nu va. Tai bus taip. Aš 10, aš važiuoju į finalą. Jeigu mes būtume tokioje situacijoje, aš to akreditaciją paslėpčiau tiesiog ir išvaryčiau. Taip, aš tai iš kambarį žiūrėčiau per teliką. Tai maždaug vyksta kažkokia, nežinau, viršenybė yra tavo, kaip senesnė tokio vilko? Reikėtų klausti kitų, bet nėra. Okay. Paklausim Kiprą. Leiskite išsukti šitą temą, kad visi išliptų sausi iš balos. Tai čia buvo toks vienas juokutis, kai praėjusios Europos žaidynės Krokovai, tai buvo Nika breiką šoko ir Kipras žiauriai mėgsta breiką, jisai pats kažkiek šokęs ir kaip jaunesnis, jam, žinai, artimiau tos visos sporto šakos, negu man, aš jau toks, jau žinai, link krokodilų jau man patinka šiek tiek kiti dalykai, bet ir mes ten taip pešėme šiek tiek, nes visi tikėjosi jau ten Nikos aukso ir Kipras, aš varau fotografuoti, žinai, Niko, ne, aš sakau, mes ten taip, žinai, pasipešėm, tai patas sprendėm, tu Krokovai Niką, bet sakau, tada aš Paryžių Niką fotografuoju. Tai čia toks buvo, žinai, kaip prašovė Kipras. Na, visiškai, nes gal nepatai. Tai tavo pirmosios olimpinės žaidynės, tai 2015 buvo pirmasis Europos žaidynės, olimpinės kada pirmą kartą iškeliavai? 16. Iš karto, ne? Rio de Janeiras vasaros. Pasirodė gerai, reiškia, per Europos žaidynės. Ten taip ir buvo, kad tai visą laiką paprastai du fotografai keliaudavo iš Lietuvos, nes vienam nėra šansų tiesiog. Kad ir šiais metais mes turime 50 atletų ir taip pažiūrėjus į tą tinklelį, žinai, aš pasakyčiau, taip, fotografo misija olimpinėse žaidynėse yra užfiksuoti startus,
finišus, kad ir kokie jie bebūtų, ar su džiaugsmu, ar su ašarom, ir kartu kuo daugiau to gyvenimo tokio. Ir kad kiekvienas atletas būtų užfiksuotas, kad ir kaip tos žaidynės jam susiklostė, tai realiai dviems neįmanoma. Mes vis tiek turim kažką kartais nuvilti, bet lygiai taip pačiai kartais kažkurį žaidėją mes nusifotografuojame kažkur kitur, ar olimpinėme kaimelyje, ten tokia yra mix zona, mes negalime į vidų eiti, bet yra mix zona, kur tikrai mes tengiamės, kad visi būtų kuo daugiau nufotografuotų, visų, bet dviem tikrai tai yra labai sudėtinga padaryti. O tarkim kolegos, ne, turi ten, nežinau, Latvijas ar kažką nebūna, kad susitari, žinai, kad nufotografuotų. Čia yra viena gražiausių dalių galbūt olimpinė fotografijos istorija. Tai jeigu pirmosios žaidynėse buvo šiek tiek sunkiau, nors ir tai aš jau pačiose pirmosiose žaidynėse būdamas visiškai naujas spėjau susidraugauti ir susilaukti pagalbos iš vyresnėlių, o dabar mes turime labai daug draugų, tie pačiai Latvijai ypatingai geri draugai, Lenkai, Vengrai, daug. Ir mes, sakykime, atvažiuojame į kažkokią areną, kur gali matyti visus fotografus, galbūt kažkokia mažesnė arena arba tiesiog visos fotopozicijos matomas ir tu apsidarai, matai, nėra latviuko, ne? O Latvijas dalyvauja. Mes iš karto automatiškai fotografuojam Latviją ir, pirmą atidirbam savo, Lietuvai, bet iš karto po to, galbūt autobusai arba jeigu turi laiko dar prieš važiuodamas autobusą į kitą areną, sėdam, padarom tas kelias nuotraukos Latviams, iš karto siunčiam jiems, lygiai tą patį jie daro. Tai tas yra labai tokia, sakyčiau, net normali praktika dabar jau. Gražu, fainai. Nes galvoju, gal su pavadimo nuorodą dar taip pat, žinai, įmetat tas nuotraukas, bet ne. Mes ten įskaitom, jeigu turim laiko vakare prie bare. O tai pakalbėkim gerai apie vakarus. Tai gerai, jūs išfotkinat viską, tarkim, diena baigėsi, kaip atrodo fotografų vakarėliai, vakarai, aha. Nes jūs, kaip supratau, sakėt, į olimpinį kaimelį nepatenkat, kur jūs būnat, ką veikiat ir kaip viskas vyksta? Tai viskas priklauso nuo to, kada baigėsi tavo vakaras, darbinis vakaras ir nuo to, kada prasidės tavo darbinė diena. Nes kartais būna, jeigu prisiminus praėjusių metų Tokijų, praėjusių vasaros olimpinių žaidynių, tai praėjusių olimpinių žaidynių vasaros Tokijų, man teko važiuoti į road cyclingą 4 ryto iš namų. Jo, ten link Fudžio reikėjo važiuoti kalną, dabar nenoriu simuliuoti kilometrų, baisiai toli, tai ir grįžau ten ir tada važiuodamas atgal dar į kažkurį iš imtynių sportų važiavau, nes taip irgi gavosi, kad žiūriu, galbūt dar spėsiu. Tai nuo to priklauso. Jeigu tu žinai, kad rytoj anksti keltis, tai ten jau jokių vakarėlių. Būna, visko ten būna. Bet dažniausiai taip sribojamės, kaip ir sakiau, mes vakare vis tiek stengiamės planuoti kitą dieną, kada jau aiškus rezultatai visi yra šios dienos, ypač jeigu tai yra sportas, kuris vyksta kelias dienas ir ten tas, kas laimi, kas pralaimi, pozicijas groja ir taip toliau, viskas kartais išaiškėja tikrai vėliau. Tai mes vakare susėdam su Kipru, su Marium Grimbergu, mes tokie, kurie su Patricija iš Olimpinio komiteto, kuri kaip presatašė ir žiūrim, ką kitą darysim, jeigu su mumis gyvena ir kiti Lietuvos žurnalistai, spaudos atstovai. Susėdam prie puodelio, prie bokalo, vakare visi pasikalbam apie dieną, labai faina. Tas vakarėlis yra, jeigu tai galima pavadinti vakarėliu, tai ne apie vakarėlį, o apie tokią stil vienybę. Tos temos yra visos apie sportą, ten vienas kitas aišku iššauna, bet realiai nėra laiko. Okay. O tai šiaip tos visos sąlygos, mes kalbėjom dar šiek tiek užkulisiuose, kad Pekine, ar ne, buvo, kaip čia pasakyti, pastatytas atskiras rajonėlis, jums kažkas tokio? Rio de Janeire buvo, Pjongčangai buvo, kada pastato, čia tikriausiai tas jau local olimpinis komitetas bendrauja su valstybė ir su privačiais verslais, jie pastato atskirus kvartalus, kuriuos parduoda žmonėm, butus, daugiaaukščius.
Ir tiesiog mūsų apgyvendina ten prieš įsikeliant žmonėm. Kartais būna, kad tie butai, vat, kaip Pjongčange buvo jau parduoti, tai mes ateinam į butą, kur užklijuotos, jeigu ten yra sandėliukas, tai jisai užklijuotas, kad mes ten nepatektum, spintelės užklijuotas, skylė, kriaukliai paliktas. Bet čia yra įspūdingas. Ir... O kaip tulikas atrodo, ar sorry? Irgi tas neužklijuotas. Kur sėdi ir žiūri. Paliktas. Arba kaip tai nepalikta, žinai. Taip, žmonės susimoka net depozitus už butus. Tai žiūrėk, jūsų bus available po olimpinių žaidynių. Kodėl? Nes čia į teritoriją negalima patekti ir panašiai, o ten gyvena savo mediją. Siunčia nuotraukas naujo buto ar Vytas, tai nėra. Yeah. Įdomiausia dalis, kad tuose kvartaluose, jeigu nėra numatyta kažkokios patirties pastatėlio, tai vidury kvartalo, ten depends kokio dydžio tas kvartalas yra, pastato tokias laikinas valgyklas, laikinus barus. Okay. Tai iš ten tu galbūt, žinai, ten kartais pritaiko kažkokį pastatą, jau esama labai fainai grįžti vakare po dienos darbo, vis tiek reikia pavalgyti. Nes mes dažniausiai turim tik tais pusryčius, tai jeigu vieni viešbutį, tai vieni pusryčių, valgai pusryčius viešbutį ir po to tvarkaisi maisto reikalus, kada gali, kaip gali. Jeigu Pjongčange, pavyzdžiui, buvo 18 metais Pjongčange žiemos olimpinės žaidynės, tai buvo gyvenam tam kvartalėlyje tokiam naujam. Tai buvo kitoj pusėje gatvės kažkoks pastatas, kuris buvo pritaikytas kaip valgykla. Mes atsikeliam ryte, keliauja į valgyklą, pusę kilometro papusryčiauji į Shuttle official ir tau važiuoji dirbti. Tai labai faina, kai grįžti, žinai, valgyklų ten jau nieks nebedirba, bet tos tokios special tie pastatėliai tokie, tu atidėjai tą pastatėlį pavalgiai, to ten ošia, žinai, kažkas laimėjo, kažkokia šalis, kažkas. Mūsų tai nedaug tai yra su žurnalistų, bet iš didžiųjų šalių ten, wow, jų atvažiuoja, žinai, šimtais spaudos atstovų ir jie visi. Kokių didžiųjų šalių net atsibosta džiaugti, žinai, turim auks. Kas 15 minučių, žinai. Aš nebegaliu švęsti. Vėl lauks, šakė. O žiūrėk, kažkokios kuriozinės situacijos. Vis tiek tu jau esi ne pirmas, ne antras, ne trečias olimpinės žaidynės tikrai. Tai kuriozai, kliurkos, galbūt gražiausi momentai. Kas tau pirmiausiai iššauna galvą? Nuo kliurkų pradėjau. O dabar net taip truputėlį su idėja viso oda, daug flashbackų buvo. Čia vėl dar vienas atskiras podcastas turėtų būti apie tai. Jau įsiprašai į trečią, viskas ok. Išskirsiu du dalykus. Pirmas, ką šovė, pirmi dalykai, nes pasiekai kuriozas ir po to gražiausi dalykai. Tai du pirmi dalykai šovė, tai tikriausiai pats gražiausias dalykas man, aš kaip vadinu save tokiu senu romantiku, aš toks dzūkas. Širdies balsas man yra svarbus. Tai man pats gražiausias dalykas tai yra atidarimo ceremonija, kada ten tais, vadinkim, tai still yra šou, tai yra teliko renginys, tai yra atidarimo uždarimo ceremonijos yra pačios žiauriausios, mums pačios neįdomiausios, jeigu taip grubiai kalbant, tai trunka labai ilgai, bet kada prasideda veiksmas ir galbūt ten arenoje pasirodo 1000 kažkokių atlikėjų, ten suskamba viena kita širdį griebianti daina, žinoma visiems nuo mažens jau, ir kada galiausiai išgirsti Lithuania, blemba, tada expect ašarytės valyti, žinai, ir kad tuos nuotraukas padarytum. Tai gražiausias dalykas vis dėlto man yra tas, tai, žinai, čia sudėčiau į vieną krepšelį ir Lietuvą, ir tą tokią bendrą vienybę, nes tu esi stadione, pilname žmonių, tai kokiai tokį mes to nepatyrėm, buvo labai keista. Tas jausmas buvo labai kitoks, bet vis tiek pajutau tą patį, tą džiaugsmą, kada Lietuva išėjo, bet prisiminus Rio de Janeiro arba kitas žaidynės, kur buvo žiūrovai, tai, wow, ta stadionas, kai fulė, mes matom, tai gerai, ten taip nečerina kaip ir fulė, bet jausmas yra nuostabus, tai čia sakyčiau tas gražiausias dalykas, be abejo, ten laimėjimai kažkoks auksas. Ir jeigu dar tau tenka fotografuoti iškrenta kortą, kad tu nufotografuoji tą medalį, ten yra pas mus toks kartais, tai kiek medalių nusifotkina, toks skaitliukas, tai yra, tai tas aišku irgi groja, o apie kuriozus, tai ojoj, ten jų, kiekvieną dieną nutinka didesnis, mažesnis, bet toks galbūt geriausias, kurį kaip ir mokomoje medžiagą kartais naudoju, taip išversdamas į vieną kitą pusę, tai buvo... Ir kai vienam pažįstamui nutiko. Draugas pasakoja. Skaičiau internete. Jo, Rio de Janeiro buvo
Apskritai mano dauguma kuriozinių situacijų nutiko per pirmąsias žaidynės, pirmąsias olimpinės žaidynės, pirmosios Dakaras, pirmąsias formulės, pirmąsias žaidynės, kažkur tu nežinai, kaip viskas veikia. Kartais tai groja, nes tu tieni tom akytėm tokiom įsižiojęs, žinai, didelėm ir praeina ir ten niekas ant tavęs nesustabdo kažkur. Ten esu patekęs į užkulisius ir padaręs nuostabių kadrų, kur negalima fotografuoti. Jo, tai yra ir tokių, bet tavo įdomiausia, tai buvo Rio krepšinis, mes žaidėme prieš Argentiną, tai yra arti. Rio de Janeiro, Brazilija, Argentina arti ir fanų argentiniečių buvo jūra. Balta mėlyna, ten prasmegom ir mes, ir organizatoriai, visi prasmego arenoje krepšinio per Argentinos fanus. Ir aš šiaip nesu toks labai azartiškas žmogus. Bet karts nuo karto sugroja. Ir aš vis dar nežinau, ar tai kas ten užgauna mane, bet tos, jeigu prisimenat, rungtynės buvo taškas į tašką, mes laimėjom prieš Argentiną, bet ten buvo ir teisėjų buvo darbas abejotinas, ir žaidėjai, grubus krepšinis buvo, ten tokias buvo rimtas varžybos. Ir kažkaip, žinai, sėdė vis tiek per metrą nuo linijos, sugrojo. Tas varžybos man ten kažkas pradėjo groti, jeigu mūsiškiai skorina, padarai tą kadrą arba ten fotografuoja, jau viena ranka jau ten taip. Ten, jeigu Argentina kažką, žinai, jau ten ruošiasi daryti, ten ką nors irgi gestą parodai, taip, žinai. Kažkas grojo, kažkaip ten buvo taip, kad aš buvau labai emocijų. Darbas buvo gerai atliktas, viskas tvarkoja, ten varžybos, fotkės buvo gerai, bet šalia manęs sėdėjo Argentinos fotografė. Tokia gerokai vyresnė moteris ir jinai man iš šono sako, tu ramiau, ta prasme, tu fotografuok. Jis sako, aš girdžiu, ką mano fanai kalba, nes tai jau tribūna yra, kiek ten, metrų 10. Pakankamai mažai, kad jaustum tokį ploną ribą tarp gyvybės. Tai aš tuo metu dar pirmą kartą nejutau to pavojaus, bet jinai sako, tu atsargiau, sako, žinau, girdžiu, ką jie kalba, tai tau nebūtinai gerai baigsis, jeigu laimės Lietuva. Aš taip, žinai, tada pagalvojau, gal iš tikrųjų nelabai etiškai čia ilgiuosi, žinai, reikia truputėlį nusiraminti. Bet ten artėjant varžybų galui vėl pas mane viskas sukilo ir aš ten vėl pradėjau, jau nebe taip, bet šiek tiek ramiau, bet vis tiek reiškiausi. Ir tada taip kažkaip, žinai, pajutau kažką, žinai, tarsi uodas gal įkando kažkas. Po to tai pamačiau, čia, žinai, tušinukas, čia moneta, čia kažkas. Jie pradėjo mėtyti mane tokius smulkius daiktus. Ir tada, nežinau, liko kokias 3-4 minutės iki varžybų pabaigos, tai pagal laikmatį, tai realiai 6-8, galbūt net 10 minučių, atėjo fotomenedžeris prie manęs, tai gerai, kad aš jo labai buvau gerai susidraugavęs prieš tai, manau, kad tai šiek tiek padėjo, sako, žiūrėk, mes matom, kas čia vyksta, o vyksta negerai. Baigėsi varžybos, sako, būtų geriau, kad jau, žinai, kuo greičiau susikrovęs daiktus būtum. Sako, suprantu, kad norėsi laimėjimą nufotografuoti, kaip džiaugiasi, tai sako, bet pasiruošk, sako, mes ateisim su apsauga ir tave palydėsim per kitą šeimą, nes, sako, čia gali baigtis nelabai gerai. Ir taip ir buvo, kad aš atfotkinau iki galo, kaip laimėjom. Buvau pasilikęs tik 2 kameras, jas ant pečių, viskas sukrauta, žinai, atėjo su 3 ar 4 apsauginiais. Ir taip truputėlį atokiau nuo tos, žinai, tribūnos, mane išvedė, bet jie ten jau buvo dar, žinai, porą prie jų. Norėjo suvalgyti jau tada. Jie norėjo mane suvalgyti. Tai toks, žinai, išvedė pro kitą šeimą, žinai, sako, be careful. Kitą kartą, žinai, tu toks... Spėjai išmokai pamoką, ne? Jo. Žinai, vis dėlto turi dirbti savo darbą ir galbūt geriau, nuėjus į barą, žinai, ten atšvesti, žinai. Įspūdingai. Jau užsiminė apie manto susidėjimą ir kad tai užtrunka, tai grubiai papasako, kaip atrodo fotografo lagaminėlis, kuprinė kiekvienos dienos. Svoris. Kiek tu ten susidedi svorio ir daiktų ir visko, ko tu ten Svoris nei karto nebuvau pasvėręs, aš dažnai pasisveriu iškeliaujant.
Nu, tai aš realiai į standartus, net jeigu telpi skrydžių bendrovių, to, žinai, išmatavimus pagal centimetrus, bet pagal svorį tai visą laiką double size. Tai svoris visą laiką viršė 2-3. Aišku, ten jau pasiskirstai pagal tai, ką fotografuosi. Tai ten mažiau, aš nenaudoju kompiuterio, aš naudoju iPadą nuotraukom, tai jau, žinai, minus ten kilogramas. Fotoaparatai visą laiką būna 3, objektyvai 3-5, vienas iš jų 400 mm Sony, tai žinai, Sony dabar jau gamina lengvus tikrai objektyvus, jeigu ten anksčiau dar per pirmąsias žaidynės fotografuodavau su ten 4-5 kg objektyvų, dabar fotografuoju su 3 kg objektyvų. Okay. Kamerose nenaudoju gripų, tai yra ta dalis, kurie pačioj prisideda antra baterija, arba ten lengviau fotografuoti portrait mode. Tai aš tuos išimu vien dėl to, kad būtų lengvesnė kuprinė, mažiau nešiotis. Tai nežinau, reikėtų skaičiuoti, kiek tas darbinis svoris būna, bet ten jau mes jau mažinam maksimaliai. Objektyvai, fotikai, kortelės, baterijos, ten powerbankas kažkas. Bet ten jau toks čia užliai pagal meniu, žinai ką valgysi, tada įimi ir įrankius pagal valgį. Ok, o aš dar turiu vieną tokį klausimą, bendrinį galbūt, nebūtinai apie olimpinės žaidynės, bet toks paskutinis klausimėlis. Ar tu turi savo kokį nors holy grail, kur, žinai, aš norėčiau savo fotografavimo karjeroje padaryti tokią fotkę? Ir, fotkę? Būtent fotkę ar renginį? Gal, jeigu turi fotkę, tai fotkę, jeigu renginys, tai yra tebūnie, nesvarbu. Ne, žinok, niekada neturėjau kaip ir savo kažkokių korifėjų. Žaviuosi žmonėm, fotografais, domiuosi renginiais, bet čia panašiai, žinai, kaip ir pradžiai kalbėjom, kad nemėgstu jaudintis per anksti, išgyventi per anksti, aš tai pasilieku viską tam realiam gyvenimui, tai panašiai ir čia. Ne, yra dalykų, kurių labai noriu, olimpinės, Dakarai, formulės, tai irgi buvo tikslai, svajonės, be abejo, ir turiu tų svajonių toliau, bet neapibrėžčiau, kad tai turėčiau padaryti, man tas vis dėlto kelias ir išgyvenimai yra svarbesni negu užsidėti varnelę kažkokią, kad, faina įgyvendinti svajonę, bet galiu garsiai pasakyti, viena iš svajonių yra ir tikrai kažkada tai padarysiu, tai yra šunų kinkinių varžybos Aliaskoje. Tai labai noriu patirti vėlgi tą šaltį, tos išbandymus, ten vėlgi reikia, dėl ko ten keliauju, dėl to, kad ten norint pilnai gerai pakoverinti tas varžybas, kurios trunka nuo 2 savaičių iki mėnesio, kada paskutinis atvažiuoja namo, ten reikia, neužtenka visureigio ar keturračio, ten reikia ir lėktuvėlio, kad kai kur nuvyktum į kai kurias vietas, tai žinai, jau šiek tiek daugiau pasirašymo yra. Tai turiu tokių, kuriuos labai noriu padaryti, bet tai nėra toks Excelio langelis, eilutė. Taip, pagalvojau, mes klausėm ir Olivijos, ir Viktorijos, ir Dainiaus apie prognozes, kurią jie vietą užims. Būtų sunkiau paklausti tavęs, tai gal suformuoju, kiek manai medalių gausim. Dabar šauk tiesiog. Prognozės labai, žinai, visai būna su prognozėm, bet jei drįsti šauk. Bet grinai, be jokių pamastymų šauk skaičių. Tai mes nuo 1 iki 50 galim, taip maždaug labai šaut. tikslu. Aha, tai kiek bus? Netilps ant rankos, ar tilps? Jeigu bendrai nuo 1 sudėsim. iki 50, ne? Manau, kad tokį, žinai, high five mes turime galimybių tai padaryti, bet Nėra bent 5, ne? Bet 5. Nuo 1 iki 50. Nuo 5 iki 50. Gal Gal tu dovanų sakai nori? Aš konkursą dar norėčiau padaryti. Turim konkursą. Tai Vytas pasako apie savo olimpinės žaidynės, kiek jų jau yra. Tai suskaičiuoti nėra sunku. Tai klausimas yra toks. Kelintos olimpinės žaidynės bus Vytoj dabar? Būsimosios Paryžiuje? Pabrėžiam, kad ne tik vasaros, ne? O in total ir žiemos. Olimpinės žaidynės, jo. Pabrėžiam. Tai įvardinkit komentaruose skaičių, kiek Vytas olimpinių žaidynių bus aplankęs su Paryžiaus žaidynėmis ir laimėkit marškinėlius kaip pas gerbiamą Žygimantą. Okay. Tai rašykit komentare ir išrinksim laimėtoją
greitų metų, kai tik pasileisim. Labai patikimai skamba Ne, Deivido. aprašymė bus pasiūlymas. nurodyta data, tiesiog sunku pasakyti, kada Okay. mes pasirodysim. Tai Vytautai, tau sėkmės fotinant olimpinės žaidynės. Tu esi tikrai vienas kiečiausių bičių fotografų. Ne tik Lietuvoje, bet kaip suprantam ir greičiausiai pasaulyje, kalbant apie sportinės, ypač fotografijas. Tai gerų olimpinių, gerų kadrų, daug čempionų, nežinau, nufotkinimų, medalių Čempionų. nufotkinimų, daug aukso ir kitos prabos. Tai Liuks, sėkmės tau, ačiū gero labai. kelio. Iki Perduok ir mano žaibą. Ačiū. Va, toks, čia tolimas žaibas. Nu, žodžiu, gerai, ate.